Sveiki, sveiki. Dar kartą, kas prisijungėte ir šiandieną kalbėsim būtent apie atlygio planą kompanijai Vis Global. Ir labai dažnai žmonės sako, kad tuoj ateinant į kompaniją svarbiausia yra produktas. Be abejo, nesiginčysiu, jūs esate teisūs. Produktas labai svarbu, kada mes ateiname vartotojais ir mes norim tikrai labai gero produkto, efektingo, kad jisai mums duotų naudą tiek sveikatai, tiek savijautai ir tolimesniam mūsų gyvenimui. Bet tie partneriai, kurie ateina į kompaniją išskleisti šią žinią, jiems tikrai labai svarbu atlygio planas ir aš viena iš tų, nes aš visą laiką sakau, jeigu aš darau darbą, grįžtu savo laiką, dalinuosi savo informaciją, tai ką aš žinau, man už tai turi būti sumokėta. Ir sumokėta tiek, kad man apsimokėtų tai daryti. Ir galiu pasakyti, tikrai marketingus gerai išmanau, perprantu aš juos labai greitai. Ir šitas marketingas dar nepradėjus dirbti jau mane užkabino. Už tai, kad į šitą marketingą reikėtų pasižiūrėti šiek tiek biškį plačiau, ne tik tai, ką mes šiandieną gauname, bet jo veiksmingumą ir jo dosnumą jūs pajausite tik tai tada, kada pradėsite kurti komandą. Jūs galite labai gražiai kalbėti apie marketingą, bet kol jūs jo nepajausite, jūs nesuprasite, ant kiek jis tai yra geras. Tai galiu pasakyti šiai dienai, kiek gaunu visokio pasiūlymo apie tinklinės rinkodaros kompanijos veikimą. Neturi nei viena kompanija tokio atlygio plano. Ir galiu pasakyti, yra labai daug priežasčių, aš kai kurias akcentuosiu kalbėdama. Žmonės tikrai ateina, dirba, daug deda informacijos, skleidžia tą informaciją, bet jie tampa tokie kuti pradai, nes už patį komandos kūrimą kompanija labai mažai moka. Pas mus yra atvirkščiai. Pas mus labai dosnus marketingas nuo komandos kūrimo. Ir kaip ir praeitą kartą sakiau, labai džiaugiuosi, kai buvau Malaizijoje, labai džiaugiuosi su šių jaunų vyrų entuziazmu. Jie pasiruošę užkariauti visą pasaulį savo produktų ir savo atlygio planu. Ir Leo papasakojo savo istoriją, kaip jisai prieš tai dirbo vienoje kompanijoje ir jo komanda darė 80% pardavimų visos kompanijos ir su juo buvo labai negražiai pasielgta, jam neišmokėjo visų uždirbtų pinigų, kiek žinau, ten ir iki teismo dėjo. Ir aišku, žmogus turėjo skausmingą patirtį. Ir aš ją irgi esu turėjus ir man atrodo, jūs irgi keletas žmonių esate turėję turbūt. Ir žinot, labai dažnai žmonės patyrė tą tokį, gal sakyčiau, nesiskaitimą. Ir jūs turbūt esate girdėję, kad kai kuriuose kompanijose padirba kažkiek metų, pradeda keisti marketingą, ne partnerių naudai, ne, o į kompanijos naudą. Ir dažnai žmonės nuleidžia rankas, ai čia sako nesąmonė čia ir taip toliau. Mane tai nesustabdė. Šita kompanija man yra 4, visos prieš tai 3 kompanijos mane nuvylė. Aš tikrai aš kai imuosi, aš tikrai dirbu labai daug, bet tų rezultatų, kurių aš tikėjausi, aš negalėjau padaryti nei vieno iš tų kompanijų. Iš paskutiniosios išėjau dėl logistikos ir, aišku, negražaus jų elgesio. Bet galiu pasakyti, šitos pamokos mane išmokina atsirinkti, nuskaityti informaciją, o kaip Leo pasidalino, kad aš jam uždaviau klausimą, sakau, kadangi jūs turėjote tokią patirtį, aš tikiuosi, kad jūs su savo partneriais taip nepasielgsit. Jisai sakė, tikrai ne,
ir tą pritarė tiek Zimsas, tiek Jonathanas. Tai iš tikrųjų jaučiuosi saugiai iš tikrųjų šitoj kompanijoje ir man smagu dalintis. Aš žinokit, apie marketingą galėčiau nuo ryto iki vakaro pasakoti, bet aš žinau, kad tie, kurie nepradėjote dar dirbti, jūs ir nelabai gal viską suprasite, bet kada jūs tik pradėsit dirbti, pradėsit dėlioti savo partnerius, viskas taps labai aišku. 8 būdai gauti atlygį pas mus yra, 7 mes jau gauname, 8 pas mumi kaip ir yra atidėtas tiem po 3 metų, kai bus akcijų bonusas, jisai gali būti, kad tos akcijos bus perkeistos į valiutą, dar kompanija svarsto, kaip tai bus, bet faktas tas, kad jos mums kaupėsi. Pavyzdžiui, šiandienai turiu jau 1200 kompanijos akcijų. Tai priklauso nuo rangų, kuriuos čia kompanijai gan lengva padaryti. Tai galiu pasakyti, kad kuo šitos kompanijos marketingas ypatingas, kad čia yra ir linijinis, ir binaras sujungtas kartu. Ir už linijinį, ir už binarinį marketingą mums moka kiekvieną dieną. 4 komisinius mes gauname ir dar kelis komisinius mes gauname gale mėnesio 1 dieną, už visą mėnesį būna supliusuota, ir 1 komisinis, kada padaro rangą, o 8 komisinis mes jį gauname, bet jisai kaupėsi ateičiai. Tai ką dar, jeigu pradėt kalbėti apie paketų pirkimą, galiu pasakyti, kad kas mane dar sužavėjo, kad nėra tokių, kas tau keltų įtampą dirbant šitoj kompanijoje. Bet, pavyzdžiui, mes išvažiavome į Malaiziją, ne? Ir jeigu būtų čia kažkokie mėnesiniai planai, mėnesiniai nusinulinimai, tai visos mes 7 partnerės, kurios buvom, mes tikrai būtume jautę įtampą, nes mes grįžę būtume nespėję padaryti tai, ką suplanavom ir ką reikia padaryti ir taip toliau. Bet mes grįžom ir su tokiu lengvumu, su tokia motyvacija, mes dirbame toliau, už tai, kad nėra kompanijai jokio spaudimo, kad tu tai, ką susiplanavai, tu turi padaryti per mėnesį, nes jeigu tu nepadarysi, tau viskas dings. Tai man tai yra vienas iš pagrindinių kriterijų, galiu pasakyti, dirbant, nors aš neturiu samdomo darbo ir aš dirbu tik tai šitoj kompanijoje, visas laikas yra mano, taip kaip aš jį suplanuoju. Bet tie žmonės, kurie turi dar samdomą darbą ir ateina į šitą kompaniją kaip ir papildomą, ir jeigu būtų čia kažkokie mėnesiniai nusinulinimai, tai jiem padaryti čia kažkokią karjerą, šansų lieka tiek, ne? Tai čia to nėra ir aš šiandien jums nuosekliai gražiai viską papasakosiu. Atėjimas kompanijai yra perkant didesnį paketą. Jūs galite produktą įsigyti per konsultantą ir jums nereikia nieko pirkti dideliais kiekiais, jūs galite pirkti tiek, kiek norite, ne? Bet jūs perkant per konsultantą dar sumokat ir konsultantui papildomai. O jeigu jūs ateinat tiesiog į kompaniją ir įsigijat paketą, ar tai bulderį, ar tai pionierį, jeigu jūs planuojat statyti komandą, aš tikrai rekomenduoju pradėti nuo pionierių. Šiandieną aš apie jį daugiausia kalbėsiu. Gal dėl to, kad aš pati atėjau su pionieriu. Už tai, kad kaip nebebūtų, marketingas yra skirtas partneriams, kurie nori uždirbti. Kurie ateina vartotojai, jiems visai neaktualu tas atlygio planas, jų tikslas kuo pigiau įsigyti produktą. Mes lyderiai, mes vadovai, mes norime, kad ir mes uždirbtume, ir kad mūsų partneriai uždirbtų. Todėl aš patariu pagal save, labai prašau išsiimti mikrofonus, pasirinkti vis dėlto didesnį paketą, todėl, kad kai jūs pradėsite dalintis apie produktą,
žmogus sakys, aš noriu pabandyti, duok man pabandyti ir jūs neturėsite ką duoti, jeigu jūs busite nusipirkę tik 12 produktų, savo pasiliksite vartoti, kelis parduosite ir viskas. Ir galiu pasakyti, produktai kol kas pas mus užtrunka gal mėnesį, gal kartais kokią savaitę ir užsitęsia, ne? Tikrai neateina nei per 2, nei per 3 dienas, nei per savaitę. Todėl atėjus su mažesniu kiekiu prekių, jeigu jūs norit pradėti dirbti, tikrai jūs iš karto turite daryti papildomą užsakymą už tai, kad kol jūs sunaudosite tos produktus, kad jums spėtų ateiti kiti produktai, kad jūs patys be pertraukos galėtumėte vartoti ir jūsų žmonės irgi tą patį galėtų daryti. Aišku, galimybės visiems yra skirtingos, bet galiu pasakyti, mano paketas, kai atėjo, aš per 2 dienas jau nebeturėjau produktų. Tai todėl tikrai kalbu iš tos patirties, nes aš atėjau čia dirbti ir dalintis informaciją. Ne? Bulveris kainuoja šiandien dienai $408. Lygiai taip pačiai eurais, kompanija dirba su doleriais, mes eurais, mes įkeliam per keitiklą pinigus, ne? Ir jūs gauna $12. Kas ateisit per šitą mėnesį, jūs gausite dar papildomai 2 naujus produktus probiotika C. Jeigu jūs ateisit su pionieriu ir gausite 26 produktus, plus 5 gausite naujo produkto dovanų. Yra lyderis dar paketas su 3 produktais. Labai aš pati stengiuosi neregistruoti su tokiu paketu, už tai, kad tikrai žmogui absoliučiai nenaudinga su tokiu paketu ateiti. Bet aišku, kartais būna, žmonės sako, šiandien tik tiek galiu skirti, tada žinoma, jūs juk neatstumsime mes žmogaus. Tai Bulveris ir pionieriai, mūsų buvo susitarimas su kompanija, kad mums siunčia produktą kol kas nemokamai ir mes kol kas džiaugiamės tuo ir stengiamės pagal susitarimą registruoti kuo didesnius paketus. Tai jeigu pakalbėti apie pirmą premiją, kodėl aš, kaip ir sakiau, akcentuosiu daugiau į pionierių. Jeigu kalbėti apie pirmą premiją, kurią mums moka kompanija, kada mes surandam partnerį, jisai sutinka registruotis ir turėti savo ofisą, kad jisai galėtų pigiau pirkti ir savo komandą statyti. Ir kada jūs esate pionierius ir užregistruoja pionierių, jums tą pačią sekundę įkrenta $234, 30% kompanija moka jums nuo to didelio paketo. Jeigu jūs esate Bulveris ir registruojate pionierių, jūs gaunat 21%, tai yra $163, dalis komisinio eina į upgrade sąskaitą. Jinai niekur nenukeliauja tas komisinis, jisai jums kaupėsi upgrade'inėje sąskaitoje, jūs nuspręsite iš Bulverio pasidaryti pionierių, visi mokėti 420 taškų pinigais, ten 476 eurai gaunasi, visi mokat, tai dalis jau jūsų upgrade sąskaitoje bus, jeigu jau jūs būsite registravę partnerius ir jūs pasikelsit į pionierių. Ir apie tą komisinį irgi pakalbėsiu. Tai va, tai būnant Bulveriui 21%, būnant pionieriui 30%. Ilgainiui dirbant su daug partnerių, šitas komisinio skirtumas yra labai didelis. Jeigu jūs esate lyderis ir registruojate, tai gaunat iš vis tik 13%, bet pas mus jau dirbantys žmonės tikrai su lyderiais nedirba. Daugiau gal vartotojų ateina su lyderiais. Tai ką noriu pasakyti, tai čia pirmas tas komisinis, kuris įkrenta tą pačią sekundę, kaip jūsų partneris įsigyja paketą. Antras komisinis būtų, čia lygiai taip pačiai parodyti ant paveiksliuko, va čia labai aiškiai matosi, kiek gauna Bulveris procentais, jeigu registruoja, ir kiek čia matosi. Dabar galiu pasakyti, jeigu jūs esate pionierius ir užregistruojat Bulverį tą dieną, sudėjus ir binarą, apie kurį aš dar kalbėsiu, ir linijinį marketingą, jūs gaunat $145. Jeigu jūs esate pionierius ir būtent šitas pirmas komisinis, jums yra, kaip ir minėjau,
234 doleriai. Tai tikrai įspūdinga suma, galiu pasakyti, ir jūs tai labai pajausite, kai pradėsite kurti komandą. Dabar, kada jūs esate pionierius ir galutinis komisinis jūsų tos dienos, kada abiejose pusėse ir pora už binarą sumoka kompanija, jum gaunasi 349 komisinis. Atkreipkite dėmesį, kai kuriems žmonėms reikia pusę mėnesio dirbti, kad gauti tokią sumą. Tai ką aš ir noriu pasakyti. Ne? Dabar antra premija, tai yra pačios gal ne kiek registracijos premija. Registracijos premija buvo, kada mes jau turime partnerį, ne? Čia yra, kada mes suvedam duomenis, kada mes registruojam partnerį ir suvedam duomenis, tai čia yra premija už tai, kad jūs suveda duomenis. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs esate pionierius ir registruojat irgi pionierių, jūs gaunate net 19,50 už tai, kad jūs užtrukot kelias minutės ir suvedėt duomenis. Ne? Ir jūs tai gali daryti visai savo struktūrai, bet kuriam partneriui gali padėti daryti registraciją. Aš labiau esu suinteresuota išmokinti partnerius pačius tą daryti ir patiems uždirbti šitą tikrai labai didelį komisinį 5 minučių. Nei vienoj kompanijoje nėra tokio komisinio. Tiesiog nėra. Nei vienoj kompanijai. Už tai, kad jūs suvedat į sistemą partnerio vardą, pavardę, elektroninį telefoną ir adresą, kad jums sumokėtų tokį komisinį. Jeigu jūs esat builderis ir registruojate pionierių, jūs gaunate virš 15 dolerių, o jeigu jūs esat builderis ir registruojate builderį, jūs gaunate 7 dolerius 20 centų. Tai tikrai yra, sakyčiau, už 5 minučių darbą labai didelis komisinis ir jūs paskaičiuokit, jeigu jūs per mėnesį, pavyzdžiui, padarysit 10 registracijų, tai vien tik apie porą šimtų už tai, kad suvesi duomenis į kabinetą. Ne? Premija už paketo atnaujinimą tai yra, kada būtent šitas atlygis, kada, kaip ir minėjau, jeigu jūs esat builderis, bet dabar vyksta akcija, labai daug partnerių iš builderio pereidinų pionierių, jūs dasimokat, builderis kainuoja 408 doleriai o pionierius 884. Jūs dasimokat 476 dolerius, tai yra 420 taškų, gaunat dar papildomai 14 dolerių ir pagal dabartinę akciją jūs gaunat 2 produktus Pro C dovanų ir jūs tampate pionierium ir jau toliau jūsų darbas pagal maksimalius komisinius. Tai tikrai dabar vyksta pas mus tas paketo atnaujinimas, kurie partneriai atėjo su mažesniais paketais. Lygiai taip pačiai, jeigu jūs esate dabar lyderis, nusipirkę 3 produktus, jūs irgi turit galimybę nusipirkti builderį, bet šiuo atveju, kad gauti tą tos 2 produktus, reikia dasipirkti 360 taškų. Kai šitą akciją baigsis, bus mažiau, nes tik tai damokėti reikia. Bet kadangi kompanija duoda dovanų 2 brangius produktus, tai reikia pirkti tiesiogiai builderį ir jūs tapsite, kiek žinau, jūs tapsite pionierium. Dabar visi builderiai taps pionierium. Tokia yra, sakau, šikarna akcija, kurios per visus metus nebuvo. Ne? Tai dabar pajamos už plėtrą. Tai šitą akciją bus kiek, jeigu aš neklystu, iki gruodžio, tai yra iki rugsėjo 18 dienos paskelbta. Ne? Pajamos už plėtrą, tai reiškia už komandos steigimą.
Kada jūsų komandoje jau čia sudirba binaras, kaip ir sakiau, kompanija yra linijinis marketingas ir binaras, tai šitie buvo komisiniai iš linijinio marketingo, dabar yra pagal binarą. Jeigu jūs esate pionierius, bet šito vietoj labai svarbu atkreipti dėmesį, kodėl aš akcentuoju į pionierių. Žiūrėkit, kiekvienos dienos mūsų pagrindinis limitas priklauso nuo kokiam jūs esate range. Tai nėra limitas, bet gauti maksimalų komisinį tą dieną jūs gaunate, jeigu jūs esate pionierius, nuo 782 taškų. Ir kada binarė atsistoja dvi kojos ir jum įkrenta pora, tai jūs 12% gaunat beveik $94 papildomai komisinio, kuris pas mus įkrenta naktį ir mes jį pamatome ryte, ne? Bet jeigu jūs esat bulderis, tai jūsų riba yra 360. Atkreipkite dėmesį, jeigu pas jūs tą dieną bus 2-3 poros ar 4, ne? Bet šitas skaidriai labai gerai matosi, bet šitoje. Jeigu jums tą dieną viena pora atsiras kairiai ir dešiniai, jūs gausite 93,60. Bet jeigu tą dieną dar bus registracijoje kažkurioje kojoje ir jums dar atsiras viena pora, tai jums tada jau sumoka 6%. Ir visai nesvarbu, kiek toliau tą dieną bus registracijų, kada komanda augs, jų gali būti per dieną labai daug, pionierių tai yra neribojama, bet už visas sekančias binarą jūs gausite $46,80. Bet atkreipkite dėmesį, čia nebūtinai jūsų asmeninės ir greičiausiai tai bus jūsų asmeninės registracijos, o jūsų jau partnerių, kurie stovi ir vienoje, ir kitoje pusėje, kada jie registruoja, atsiranda pora, būtent jums įkrenta komisinis. Ir kada jūs esate pionierius, tai už pirmą porą 7,80–12%, už sekančias visas yra 6%. Ir dabar dar grįžkim prie tos skaidrės, kur sakiau, kad atkreipti dėmesį, jeigu jūs esat bulderis ir lygiai taip pačiai registruojate, ir jūsų komanda ir vienoje ar kitoje pusėje jau atsiranda šioks toks veiksmas, ne? Atsiranda, kada jau partneriai pradeda registruoti, tai jūsų fiksuotas yra 360, už kurį jūs gaunat 11%, tai yra $40, ne? O sekantis visi yra 5,5% nuo visų kitų sukritusių porų. Tai yra tik tai pusė, ne, mažiau kaip pusė. Tai tikrai skirtumas yra labai didelis. Ir galiu pasakyti, bulderyje net yra mėnesio ribojimas. Aišku, mes kol kas dar to mėnesio nepasiekėm. Visiems į tuos pionierius, ypatingai dabar yra proga tapti visiems pionieriam. Bet va čia yra labai didelis skirtumas. Kodėl aš visą laiką sakau, jeigu esate rimtai nusiteikę dirbti, besąlygiškai reikia ateiti bulderiu tik dėl jūsų gerovės, tik dėl jūsų, ne? Kad neprarasti to komisinį. Dabar dar vienas komisinis. Jisai jau yra, šitas komisinis yra mokamas vieną kartą mėnesyje. Sekančio mėnesio, pirmą dieną atsikeliat ryte ir jau randate tą komisinį. Bet jį galima stebėti eigoje visą mėnesį. Šitą komisinį galima stebėti. Jūs galite nueiti kur bonusai, mečio bonusas vadinasi. Ir jūs galite matyti, kiek kiekvieną mėnesį jums įkrenta šitą. Mokama iki 10 gylio, kai jūs pradedate daryti rangus. Pirmos 3 linijos, tai yra jūsų pirmos linijos partnerių, paskui jūsų partnerių ir dar jų 3, jums nebūtina turėti kažkokią rangą, kai jūsų partneriai jau irgi pradeda uždirbti binarę. Jūs gaunate
5 procentus, 4 ir 3 nuo jų binaro. Jeigu jūsų partneris gavo 93,60, tai jūs tą dieną gaunate 5 procentus nuo tos įkritusios sumos. Tai va, tai šitas man, pavyzdžiui, praeitą mėnesį buvo virš 300, vien tik tai va, iš šito komisinio papildomai, kuris man įkrito pirmą mėnesio dieną. Toliau jau reikia padaryti goldą, tai yra pirmas rangas, goldas, tai jums reikia uždirbti 2,5 tūkstančio. Mums skaičiuojasi tik tai asmeninė apyvarta, mums nesiskaičiuoja partnerių uždirbti pinigai, mums skaičiuojasi tik tai tiek, kiek jūs padarėte asmeninių registracijų, kiek jūs gavote binarą, kiek jūs kartu į sistemą pinigus, tai yra duomenys suvesdinėjot. Mums viskas skaičiuojasi kaip asmeninė apyvarta. Ir netgi kada jūs gausit būtent šitą komisinę, paskui aktyvacijų komisinę, irgi tai skaičiuojasi į apyvartą. Tai atkreipkit vėl dėmesį, jeigu jūs esat builderis, tik tai iki 8 gylio, nesvarbu, kokį jūs rangą pasidarysit, ties 8 gylio jums mokėjimas pasibaigia. Jeigu jūs esat pionierius, net iki 10 gylio 20 procentų pagal rangus jūs gaunat komisinį. Goldas atidaro vieną eilę dar, paskui platinumas atidaro eilę, rubinas atidaro ir safyrą. Žodžiu, pavyzdžiui, tarp goldo ir platinumo yra dar vienas rangas, Gold Star, 5,000 uždirbtame, jisai mums neatidaro linijos. Todėl reikia žinoti, kad linijas atidaro tik tai va šitie tikri rangai, tie tarpiniai neatidaro. Nors jie irgi paviškai jūs kelia į priekį. Tai va, tai tikrai reikia ir pradžioje aš komandoje savo partnerius mokinu, kada kaip statyti, kad kuo greičiau padaryti tuos rangus ir kuo greičiau, kad atsispindėtų jūsų kuo didesnis komisinis. Ir jeigu pažiūrėti rangus, gal jų visų šiandien neanalizuosim, bet būtent ranguose rodo, kiek jūs ko gaunate. Ir vat goldas 2,5 tūkstančio padarėt jūs savo asmeninę apyvartą, jūs gaunat papildomai $50 premiją. Šitą komisinį mums visai neseniai kompanija pradėjo mokėti ir aš jį gavau atgalinę datą. Ir plus gauna 50 akcijų, kaip ir sakiau, jos kaupiasi į mūsų sąskaitą ir jos atsipalaiduos mums po 3 metų. Gold Start, tai yra 5,000, jūs vėl gaunat $100 premiją ir 100 akcijų. Tai iš viso jau turėsit 150 premiją, gavę ir 150 akcijų. Jeigu jūs padarysit rubiną, jūsų balanse jau turi būti uždirbta 15,000, jūs gausit $300 premiją vienkartinę. Jinai yra išmokama tarp 10 ir 15 dienos, nesvarbu, kokią jūs dieną padarėte. Po 10 ir 15 jau jūs matysite ir šita premija įkrenta į savalėt piniginę, kurią jūs iš karto galite tais pinigais disponuoti. Šiaip mes iš karto pinigais galime disponuoti, jie mums nėra užrakinami, jūs tą pačią dieną galite ir partneriai registruoti už tai pinigą, produktą pirkti ir taip toliau. Ir aišku, jau tada ir pas jūs jau bus $850 gauta premija ir tiek pat akcijų. Tai vat man būtent šitą sumą sumokėjo, kai kompanija išleido šitą bonusą, aš buvau rubinas ir gavau 850. Ir dabar, vat, šiuo metu esu Ruby Star, dar gavau 350, ne? Ir va taip safyras padarai 30,000, aš gausiu vėl 400, jūs lygiai taip pačiai. Tikrai verta pasistengti ir šito bonuso pradžioje nebuvo ir kada jie paskelbė, tai buvo tikrai, sakyčiau, maloni staigmena. Tai jeigu grįžti prie to, kad mes dažnai girdime, kad kompanijos prastina marketingą,
Tai mūsų kompanija tik tai gerina ir sakė, mes tik tai jį gerinsim. Tai va, tai tikrai malonu girdėti. Aišku, Deimantas labai gražiai žiūrisi 100 000 jūsų uždirbtų pinigų ir net 1500 premiją vienkartinį. Įsivaizduojat, kaip smagu. Jūs kiekvienas galite užsibrėžti, kada jūs tą deimantą padarysit. Ir jūsų jau sąskaitoj bus 5350 akcijų. Įsivaizduojate, ne? Tai tikrai labai smagu dirbti, stengtis ir su patikima kompanija eiti koja kojon. Neaptarinėsiu gal šitų rangų, jų yra čia labai daug, sumos tikrai įspūdingos. Ir dabar ateisim gal prie pagrindinio komisinio, kurį po šiai dienai mums moka stabiliai kiekvieno mėnesio 1 dieną. Tai yra už papildomus pirkimus, arba mes dar galim pavadinti aktyvacijos. Kas yra aktyvacija? Aktyvacija, kada žmogus kiekvieną mėnesį nusiperka produktų ir jisai rodo kompanijai, kad jisai yra aktyvus. Dažnai žmonės užduoda klausimą, ar tai yra privaloma. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad tai yra privaloma. Meluočiau, jeigu sakyčiau, žinau, kad tau nuo sąskaitos pinigus nuskaičiuos. Tikrai tokių dalykų šitoj kompanijoje nėra. Tikrai nėra nieko privaloma, supraskite. Jūs niekam nieko neskolingi ir jums kompanijai nieko neskolinga. Padarysit veiksmą, turėsit rezultatą. Nepadarysit, jūs nieko ir neturėsit. Nusipirksit, reiškia gausit produktą. Šita aktyvacija reikalinga, jeigu jūs dirbate su komanda ir norite gauti visus komisinius, šita aktyvacija yra privaloma. Ir galiu pasakyti, šitos aktyvacijos bonusas yra pats įspūdingiausias šitoje kompanijoje. Jisai taip tave nustebina, kai tu pamatai 1 mėnesio dieną, kiek tu gavai komisinio ir kaip yra smagu tai turėti. Tai galiu pasakyti, vieną produktą užtenka padaryti aktyvaciją, tai yra 16 PV taškų. Vieną produktą, kuris pas mus kainuoja $28, jūs galite nusipirkti vieną kartą į mėnesį, arba pirkti 10 ir 20 produktų ir juos dar parsiduoti ir pasidaryti aktyvaciją. Kad tai jums šitą komisą mokėtų, jūsų komandoj binarė, išgirskite, binarė, turi stovėti jūsų asmeniniai partneriai, vienas vienoj pusėj, kitas kitoj. Binarė. Bet tai yra jūsų asmeniniai partneriai. Bet šitas būtent komisinis yra surištas su abiem tais planais, tiek linijinio, tiek binarinio. Ir čia dalyvauja tiek binaras, tiek marketingas. Ir kada partneris jūsų perka produktą, jeigu jis perka vieną produktą, 10% nuo pirmos linijos jūs gaunate €60, jeigu jisai antroji linija tas partneris, jūs gausit 2,40, jeigu jisai trečioji, jūs gausit 3,20, bet trečia linija, kad jums atsidarytų, atkreipti dėmesį, jau turi kairiai ir dešiniai stovėti po 2 aktyvius partnerius. Ką reiškia aktyvus partneris? Tas, kuris kiekvieną mėnesį perka produktą. Ir jeigu jūs šitą suprasit, jums nekils klausimų, ar tai yra privaloma ar ne. Jeigu jūs statot komandą, rūpinatės savo žmonėm, tai jūs supraskit, kad jūs visi vienas nuo kito iki 10 gylio uždirbat nuo aktyvacijų. O kad čia kuo toliau, tuo daugiau žmonių. Tai kuo jūs daugiau turėsite partnerių ir jie darys aktyvacijas, ir jūs, ir jūsų partneriai uždirbs. Bet šitą reikalą, šitą sekti reikia labai irgi. Kada jau jums reikia ir toj pusėje. Tai vėl šitą jau savo asmeniniam partneriam, savo komandai aiškinu atskirai, čia nesiplėsim, bet čia yra irgi labai svarbu, kada laiku pasistatyti tuos partnerius.
kad atsidarytų šitos linijos. Ir dabar čia vėl atkreipkite dėmesį, jeigu jūs esat builderis, jūs galite statyti partnerį į kairę į dešinę, kiek norit, jums atsidaro tik tai 8 giliai. Tik tai 8 giliai. Tai dėl ko svarbu iš karto kuo greičiau tapti pionieriu. Ir šiai dienai jūs pasižiūrėkite, 95% atiduodama į tinklą komisinių. Jūs nuo pirmos linijos gausite 10%, nuo antros 15, nuo PV, nuo 16 PV. Jeigu partneris perka 10 produktų, 160 PV, reiškia, jūs nuo to partnerio gausit $16. O jeigu jisai yra antro linijoje, $24. Ir jeigu tokių jūsų partnerių 100 komandai, 100, 1000, o mes tikrai, pas mane jau dabar beveik 400, o dar praėjo tik 5 mėnesiai, ne? Tai žinokite, kad šitas komisinis, tai yra tiesiog stebuklas šitam marketinge ir jisai labai svarbus. Ir jeigu jūs kiekvienas atėjęs suprasite, ant kiek šitas komisinis yra svarbus, jums nekils klausimų, ar jums daryti aktyvaciją ar ne. Jūs nedarysite, jūsų partneriai nedarys ir jūs nei vienas neuždirbsite. Todėl čia net negali būti klausimų. Atėjai į kompaniją, jeigu tu nori kažką uždirbti, net negali būti kalbų, kad jūs kažkokios nedarysite aktyvacijos. Aš, pavyzdžiui, darau tikrai aktyvaciją ir ne po vieną produktą, nes man jų ištisai reikia. Tai čia komisinis tikrai galiu pasakyti, praeitą mėnesį aš gavau 2300 iš viso su denariniu, tai yra labai daug. Tai yra labai daug, o čia dar tik pradžia, ne? Tai čia jau papildomai, nežiūrint to, kad dar buvo prieš tai, per tą mėnesį uždirbti 5000. Tai įsivaizduokite, koks yra dosnus marketingas ir kaip yra svarbu vis dėlto turėti tą komandą, ne? Tai va, tai daugiausia 5 ir vienoje ir kitoje pusėje atsidaro tada visi 10 gilių. Ir dar galiu pasakyti, jeigu tarp tų, pavyzdžiui, kažkuriem giliai, kažkuris partneris nepadarys jums aktyvacijos, pavyzdžiui, ten kokiam 7 kažkoks nepadarys, jisai pereinamas ir tada pakabinamas tas 11. Jūs vis tiek visą laiką nuo 10 gausite. Bet šiti 5 partneriai, minimum 5 vienoje ar kitoje pusėje, jie turi pirkti kas mėnesį. Ir jūs tą turit patys susižiūrėti, kad tie partneriai būtų aktyvus. Todėl visą laiką sakau, neapsiribokite tik tai tuo 10 žmonių, 5 vienoje ar kitoje pusėje. Negalvokite, kad jūs suregistravot vienoje pusėje 5, kitoje, labai dažnai žmonės linkę savo giminaičius sustatyti. Šitas neveiks. Tie žmonės turi būti aktyvus kiekvieną mėnesį ir pirkti produktą, o dar geriau, kad jisai statytų komandą, kad jisai atkartotų tą patį. Nes jeigu jisai pasistatys 5 žmonės vienoje ar kitoje pusėje ir jie nedirbs, tai jo verslas ties tais 10 žmonių ir pasibaigs. Todėl čia reikia tikrų žmonės registruoti, kurie vartoja ir kurie dirba. Aš čia tokį lengvą paskaičiavimą buvau padarius, jeigu šitos lentelės neišėmiau dar, jeigu jūs turite savo komandai 10 partnerių ir jie pirks nors vieną produktą kas mėnesį, tai jūs iš pirmos linijos gausit $16 kiekvieną čia mėnesį. Tie jūsų 10 irgi turi po 10, tai antroji linijoje pas jūs jau bus 100 partnerių, trečioji linijoje pas jūs 1000 partnerių ir taip toliau. Ir čia įspūdingi skaičiai yra, bet aišku, kad taip pilnumoje visi padaryti tikrai nepadarys. Ir jeigu jie pirks tik po vieną produktą, bet paimkim, pavyzdžiui, 4 gilį, pas jūs komandai 10 000. Tai tiek gali atsirasti per visus 10 gilių. Komisinis 24 000, čia į mėnesį. Į mėnesį, išgirskite, į mėnesį.
Jeigu aš turėdama 300 partnerių gavau virš 2000 komisinių, 1000 ir čia perka tik po vieną produktą. Tai galiu pasakyti, kad vieni pirks vieną produktą, o kiti pirks 10, 20 ir daugiau, ir todėl tas balansas visą laiką bus labai įdomus. Tai va, tai komisiniai tikrai labai dideli, verta šitą lentelę ypatingai įspūdinga, labai daug dar apie ją negalim kalbėti. Iki 5 gylio moka, matosi 10, 15, 20, 15 ir 10, o paskui nuo visų likusių gylių moka po 5%, kad jūs turite ir vienoj pusėje 5 partnerius aktyvius ir kitam. Tai šitą reikia visą laiką jau stebėti ir žiūrėti. Čia padarius esu tokį, tiesiog iš kolegos nukopijavau. Jeigu vienoj pusėje ir kitoj pusėje po vieną partnerį pasistato, ir čia paskaičiuota 1075, bet galiu pasakyti, šitą lentelę nėra tiksli, aš jums tik tai kaip pavyzdį padariau, už tai, kad jeigu jūs turite tik vieną partnerį, arba jūsų partneriai tik po vieną, jums neatsidaro 10 gylių. Tai šitą irgi reikia žinoti, tai kaip ir sakau, jau mes čia vedame atskirus mokymus. Tai va, tai dabar kaip pakliūti į Dubajų, mes kalbėjom pačioj pradžioj, kad apie Malaiziją, kad mes buvom nuskridę į Malaiziją, mes tą kelionę gavom iš kompanijos dovanai, mums nereikėjo nieko mokėti, kurie pakliuvom į pirmą grupę, antroji grupėje buvo partneriai, kurie nusipirko bilietus. Ir tikrai palyginus, kiek kainuoja nuskristi į Dubajų, tai tikrai nebuvo labai daug, bet tai yra į Malaiziją. O dabar paskelbtas konkursas, kaip nuskristi į Dubajų dovanai. Konkursas vyks iki lapkričio paskutinės dienos. Ir ką reikia padaryti? Užregistruoti mažiausiai už 2000 CV taškų. CV ir PV pas mus yra tas pats. Tai, pavyzdžiui, jeigu pionierius turi 780, mažiausiai 3 pionierius, bet iš tikrųjų galiu pasakyti, kad reikėtų daugiau už tai, kad vyksta konkursas aršus ir kiekvieną mėnesį po 6 pirmus partnerius kompanija atrenka. Jau mano komandos, jau mes 4 turim jau kelionę į Dubajų. Dar surinks 32 žmonės kompanija ir bus kelionė dovanai į Dubajų. Jie apmoka viską, bilietus ir viešbučius ir maistą ir taip toliau. Tai galiu pasakyti, jūs kiekvienas iš jūsų jau esantis čia turit šitą šansą. Galimybę, kaip pavadinsime, bet tik tai iškyla klausimas, ar jūs to norite ir ką jūs dėl to padarysite. Tai tikrai manau, ir jūs galite šitam konkursą dalyvauti 2 kartus. Jeigu jūs laimėsite ir antrą kartą, jūs galite vežtis ar tai savo partnerį kažkokį aktyvų, ar tai vyrą, ar kažkokį būsimą partnerį, jūs galėsite pasiimti šitą kelionę nemokamai. Dovanai, kaip aš labiau mėgstu sakyti, dovanai, nes tai tikrai nuostabi dovana iš kompanijos. Ir kas įdomiausia, kad jūs per visą šitą laiką, reikia per tą mėnesį, nes nusinulina ir kitą mėnesį per naują skaičiuojama. Tai va šitas tik tai. Tai ką noriu pasakyti, kad padirbti vieną mėnesį, taip, kaip su vėjeliu, padirbti ir skristi su komanda į Dubajų, tai tiesiog fantastika. Bet tai tikrai reikia padirbėti ir pasiruošti tų partnerių ir pasikviesti komandą. Tai va, tai dar kartą grįšiu prie paketo, kaip ateiti ir kaip įsigyti. Kaip ir minėjau, burgeris $408 ir eurais lygiai tas pats, ir pionierius 884. Gaunate 26 produktus, dirbant maksimaliai visi komisiniai be jokių apribojimų. Ir tik tai jūsų sprendimas, su kokiu jūs paketu nuspręsite ateiti ir kokie
jūsų yra užmojai. Tai va, pabaigai galiu pasakyti, kad prisijungę į komandą jūs tikrai gausite kokybiškus produktus, mokymus, palaikymą, motyvaciją, visą informaciją, pagalbą, jeigu reiks pradžiai išmokti ar ten aktyvacijas pasidaryti, mano komandai jūs viską gausite. Ir tikrai visą laiką sakau, kad kreipkitės į tą žmogų, kas jūs pakvietė, kas jūs pakvietė į šitą prezentaciją, ką aš pakviečiau, jie pas mane kreipsis. Ir jeigu jūs žiūrite šitą video, kreipkitės pas tą žmogų, kuris būtent davė šitą video jums pasižiūrėti. Tai va, tai kaip ir iš marketingo pusės viskas, tai nežinau, ar jūs čia supratote, pastebėjo, aš kadangi tikrai jau uždirbu daug, tai aš sakau, aš dar nesu sutikus tokio marketingo ir turbūt daugelis iš mano partnerių tai patvirtins, bet kaip aš sakau, ateikite ir patys patikrinkite viską. Ir kaip sako, bevyriai, pravyriai. Tai va, tai ačiū visiems už kantrybę, kad jūs klausėte ir iki kito karto.